čia mūsų darbas. Sveiki, su jumis Evgenijus Pišinskis ir Medžių idėjos. Ir mes dabar pradedam naują objektą. Vienu žodžiu, bus toks pat stogas, grybukų formos, keturšlaitis. Jo, ir atsiras po gerų 3 savaičių. Tai va čia dabar iš ryto atvažiavau įsivertinti, kaip viskas padaryta. Išvesti visi tvirtinimo elementai. Dabar matuosiu lygį, nulį su lazeriu. Ir darysim stogą. Šitas stogelis nėra didelis. Bus čia išėjimas ant kolonų. Čia bus įėjimo grupė. Ir čia taip įdomiai kabantis bus, taip sakant, čia sijos. Ir čia bus santvaros. Ir kaip matot, taip įdomiai padaryta, kad stogas yra šaltas ir uždėtos plokštės. Tos santvaros bus, tai skaityk, kaip vos galėjo nebūtų plokščių, bet klientas labai norėjo, kad jos būtų, kad jam taip yra geriau. Jo, bet kiekvienas turi savo nuomonę. Ir čia nebuvo tokio taupimo, čia buvo darimas kaip savo. Ir dėl to žmogus nusprendė, padarom, sako, tos plokštės. Tai aišku, ne mes jos darėm, kiti. Pats jisai iš tikrųjų darė. Jo, ir dabar vat, viską paruošė tam, kad visas stogas atsirastų. Tai vat, maždaug per kokias 3 savaitės atsiras pilnai padarytas, pabaigtas stogas. Šiandien pirma darbo diena. Dar kad net ne darbo, o tiesiog apžiūros. Galima net taip įsivardinti. O čia vat, matot, mūsų praeitų metų, net 2 metai jau gal praėjo. Jo, 2-3 metų darbas. Tai labai gerai išsilaikęs, viskas labai gerai, gražu. Mano Patreono kanale yra visi elementai, kaip darėm jungimus šito darbo. Taip kad visa išklotinė yra kaip patiems pagaminti. Tai aišku, kažkas pasakys labai paprasta, bet iš tikrųjų darbo dirbam dviese. Vienu žodžiu, darbo yra pakankamai. Bet ir gerai, gražiai išsilaikė. Vat parodo, kad laikas vis dėlto geriausia sprendžia, ar darbas kokybiškai atliktas ar ne. Tai tiek. Visą statybų procesą montavimo stogo parodysim. Sekit mūsų kanalą. Su jumis Medžių idėjos, Evgenijus Pišinskis. Prisirašykit Patreono ir iki kitų kartų. Sėkmės jums, iki.